Sveiki, mėlėjai, su jumis yra Svajonė Tara. Darysiu taroskopą, bet truputėlį kitokį skorpionams. Sveiki, skorpionai, jūsų artimieji, kurie stebite, nes kartais įsijungia ir artimiausi žmonės pasižiūrėti. Tai šiaip nagrinėsiu ne patį mėnesį, o nagrinėsiu jūsų psichologinius dalykus, kurie jums pagrindai yra patys svarbiausi. Ir kas apibrėžia jūsų charakteristiką kaip asmenį. Ne? Iš tikrųjų, skorpionai, jūs esate labai skirtingi žmonės, nes turite 3 charakterius iš tikrųjų. Ir jūs turite vieną gimimo kortą su ta, kurią esate gimę, kadangi aš nagrinėju nulemtus gyvenimus, tai labai lengva pasakyti, jūs esate truputėlį skirtingi negu kiti. Dažniausiai visi turi vieną ar dvi kortas, ne, taip pavadinkime, gimimo ir valdančią kortą. Jūs, brangieji, turite vieną gimimo kortą ir 2 valdančiasias kortas. Ir tai parodo jūsų 3 skirtingus charakterius. Vienas yra pagrindinis, o kiti 2 dasideda prie jūsų gyvenimo. Tai yra, kada jūsų, sakykime, jūs būnate arba Marse, arba Plutone. Kaip pasireiškia Marsas? Marsas pasireiškia darbu, finansinė plotme ir truputėlį tokia agresija. Plutonas dažniausiai pasireiškia jums, antra valdančioji korta, pagal meninę situaciją, tai galite norėti šokti, dainuoti, kurti, kažkaip save išreikšti ir per meilę, per jausmus. Čia tokie skirtingos yra, skirtingi 2 charakteriai, bet jeigu sudėsit save, ne, tai kartais žmonės, kodėl jūs su jumis dažnai pykstatės arba netrandate to kompromiso. Vien dėl to, kad jūs šokinėjate iš 3 charakterių, galima sakyti. Vienas yra pagrindinis, kuris jisai nesikeičia, tai yra pagrindinis, ne? Bet jūs šokinėjate iš 2 charakterių, kaip dvynukai sako, keičiasi, ne, charakteriai, bet iš tikrųjų ne, skorpionai, jūs esate tie, kurie keičiate charakterius. Ir dėl to, kada kai skaičiuoju, pavyzdžiui, žiūriu skorpionus, tai jūs esate vieni iš tų skirtinių, kuriems, pavyzdžiui, jeigu žiūrint su kitu žmogum tyrinėjant, nagrinėjant jūs, tai jums reikia daryti ne 2 atskiras lenteles, kad pasižiūrėti, kaip ten jums seksis su tuo žmogumi. Nes iš tikrųjų pagal charakterį jūs esate visiškai skirtingi negu kiti. Ir dėl to būna tie nesusipratimai su kitais žmonėmis, neatrandate to. Jeigu atrandate žmonės, dažniausiai išsiskiria nuomonės. Vienu metu jūs gali labai mylėti, gerbti ir norėti su jumis bendrauti, kitų metu gali jūsų visiškai nepakęsti. Ir va tas, sakykime, jūs kartais save galite pagauti, kada žmonės kartais tiesiog atrodo netranda bendros temos su jumis, o kai kada jūs negalite be jo gyventi. Tai vat yra taip dėl to, kad jūsų keičiasi charakteristika labai dažnai ir dėl jūsų pačių kaltės, kaip sakoma, skorpionai, jūs susidarėte su tomis problemomis. Tai iš tikrųjų nebijokite, tai nėra blogas dalykas, bet tai yra tiesiog jūsų charakteristika. Skorpionai, jūs esate skirtingi tiesiog. Tai, ką mes šiandien nagrinėsime pagrindė, kokias 6 klausimus mes apimsime. Tai pirmas, tai bus skorpiono korta, kuri apibūdina jūs, kaip jūsų asmenybė, ne? Ką jums reikia paleisti, ką jums pradėti, kas jums padės paleisti situacijas, su kurias atsidurite, kaip jums pradėti pasitikėti kitais, kaip jums gilintis į savo intimumą su kitais žmonėmis ir asmenimis, ką naujo ištirsite tam, kam jūs būsite aistringai nusiteikę ir atsidavę. Tai iš tikrųjų tokie klausimai yra būtent jums, skorpionai. Iš tikrųjų paima ir intymų gyvenimą, nes, kaip sakau, jūs esate tie žmonės, ne?
ir jūsų, kaip jums padėti bendrauti su kitais žmonėmis, ne, kaip pasitikėti kitais. Nes vat, būtent jums yra tas ir pasitikėjimas, kad atrodo, nieko negalite pasitikėti, o tai iš dalies esate jūs pats kaltas arba pati, nes jūsų charakteristika truputėlį keičiasi ir dėl to tas nepasitikėjimas yra, jūs liktai kitų nesuprantate. Bet iš tikrųjų tai jūsų nesupranta, nes jūs keičiatės, ne jie keičiasi. Taip, žmonės turi 2 charakterius dažniausiai, bet kai jūs turite 3, tai supraskite, tos žmonės, ne tie žmonės kalti, ne jie, ne su visais charakteriais susibendrausia, net būna daug žmonių, užtenka jau 2 charakterių, kada žmonės keitalioja iš vieno charakterio į kitą charakterį, ne, ir tai pereinat, bet jūs turite ne 3, tai įsivaizduokit žmonėms, normaliems žmonėms, kaip yra sudėtinga visgi jūs pagauti, ne? Arba jūs irgi tą pasitikėjimą kartais nesuprantate. Atrodo, vienai bendrauja, po to pasielgia kitaip, bet iš dalies jūs toks jūsų charakteris. Ne su visais charakteriais galim sutarti. Tarkim, su vienu jūsų charakteriu sutarti, su kitu ne. Taip, tai dar noriu paprašyti jūsų labai dėti laikus, jeigu patiks, komentuoti, dalintis mano vaizdo įrašu, rekomenduoti draugam, prenumeruoti mano YouTube kanalą, stebėti mano Facebooko Svajonių Taro anketą. Jeigu norėsite atsidėkoti, galite atsidėkoti, komentaruose rasite, kaip su manim susisiekti ir kaip man atsidėkoti, jeigu to norėsite. Tai va, taip, jeigu norėsite konsultacijos asmeninės, ne, tai atkreipkite dėmesį, aš esu Eglė Vaitelytė Slavinskienė, tai yra mano pagrindinė anketa, taip turiu dar Svajonių Taro anketą, kelias netgi, jeigu tai pasižiūrėjus, bet su mėlynu paltu tenais visur. Tai ten tikrai mano anketos yra, ten nepadėtos anketos, bet dažniausiai naudoju savo pagrindinę. Tai jeigu su manim susisiekti norite, tai nurašykit man asmeniškai Eglė Vaitelytė Slavinskienė tam būrimui, ne? Ir dar labai noriu paprašyti, būna mano nuvoktos anketos ir gan dažnai nuvoktos anketos su mano nuotraukomis, tai yra mano veidu, su mano asmenybė, su mano kortomis, ne? Tai būkit geri mėlėjai, nerašykit, neatsakinėjau vieną klausimą nemokamai, nededu tokių atsakau vieną klausimą nemokamai, tikrai, nebent tai darau online, ne, kada aš darau tiesiogiai. Ir tai gerai, pradedam būrimą, aš sumaišau kortas ir išdėlioju ir tada jums rodau. Gerai, rodau ir jūs galėsit komentuoti. Jūs galėsit komentuoti, stebėti, žiūrėti. Tai pirmas. Jaunam antras. Trečias. Ketvirtas, 5 ir 6. Čia tik meditacinė primažinsiu garsą, jeigu labai girdisi. Taip, tai skorpionai korta, kuri apibūdina jūs. Vidinis vadovas. Būtent va tokia graži korta. Tai aš tvarkysiu šviesą, nes čia šviesa pas mane. Taip. Tai iš tikrųjų vidinis vadovas, tokia graži korta, tai parodo, kad jūs turite save truputėlį klausyti savo intuicijos, vidinio balso, vidinio išgyvenimo, ne? Nes kartais atrodo, kad kažkas tyliai šnabžda jums į ausį, ne? Kalbu kažkokius dalykus, kadangi jūs turite kaip ir 2 charakterius dar papildomai, ne? Kartais mėtotės, patys nežinote, arba kiti kalba, ne? Tai kai atsiduri tokiose situacijose, jums reikia pasikliauti vidumi, ką jaučiate, kokius jausmus jūs jaučiate, ne? Tai klausyti savo vidaus. Ir spindulys, kuris va čia va labai gražiai parodytas, nežinau, aš jūs labai jau tokia, gal man tokia padarysiu, nereiškia. Tai matote šviesa, nes spinduliai tie tokie gražus. Tai jie iš tikrųjų nurodys jums kelią.
Tiesiog pasitikėkite savimi. Kada jūs einate savo vidumi, jūs atrandate į klausimus atsakymus, jūs suprantate, kodėl jūs šitoj vietoje jaučiatės kažkokie klausimai arba kažkokios situacijos neaiškios, ne? Tai būtent vidinis balsas jūs nuves ten, kur jums reikia. Tai į pirmą klausimą atsako, kaip apibūdina jūs, ne? Apibūdina, kada jūs tiesiog pasivedate, kad reikia klausyti savo vidaus. Nes iš tikrųjų jūs esate tie žmonės, kurie kartais kaip ant svarstyklių, patys nežinote, kaip toliau elgtis, kaip reaguoti, kaip toliau bendrauti su kitais. Ne? Tai būtent tas vidinis pasaulis, kuris supasi aplink jūs, tai reikia tiesiog pasitikėti tuo savo vidiniu balsu ir vidinę sielos pusę. Ką jums reikia paleisti? Tai tą, ką mylite. Arba tai, kai jūs nežinote, mylite, nemylite, norite, nenorite. Kartais mylimuoju kortą parodo, kai jūs įstringate vienoje situacijoje. Svarstyklės dažnai tai būna. Jie dažnai svarsto labai daug. Ar taip daryti? Ne. Ir kada jūs svarstote, jums galbūt reikia paleisti kai kurios mylimus žmonės, nes jūsų nebemyli. Taip pat kartais situacijas paleisti, kurios susiklosto ir jūs tam tikrose svarstymuose. Tiesiog nelaikyti tam tikrų klausimų, greitai galbūt vidiniu balsu pasikliauti ir taip daryti taip, kaip jūsų vidus sako, ne? Nes vidinis balsas visgi pagrindinė. O ką reikia paleisti, tai tokius mylimuosius arba tam tikrose situacijose, nes iš tikrųjų jūs per gyvenimą tikrai daug mylimųjų prarandate arba žmonių, su kuriais labai gerai sutarėt. Tai nebūtinai vaikinai, merginos, ne, brangiai, tai ir giminaičiai, ir geriausi draugai, ir žmonės, kuriais jūs labai pasitikėjote kažkuria akimirka, bet atėjo momentas, kada jau jūsų nesupranta arba jūs nebesuprantate, nes jūsų charakteris laiku pasikeitė, arba jūs kitaip žiūrite truputėlį gyvenimą jų. Pas jūs tas tokia. Tai reikia daug ko ir atsisakyti. Galbūt teks keisti ir gyvenamą vietą, ir darbą, ir tokiose aplinkybėse atsidurti, kada yra sunku. Iš tikrųjų, mylimųjų korta tai yra svarstymo korta. Tokia, kaip sakoma, visą laiką viską reikia apgalvoti, bet paleisti reikės tam tikrus momentus, kada būtent tose momentuose atsidurite tose svarstymuose. Ne? Ir nenustebkite, jeigu per gyvenimą daug ką keisite. Ir gyvenamą vietą, ir darbą, ir santykius. Ir, tikriausiai ir jau patys pastebėt, kad jūsų gyvenime daug kas nesilaiko. Tiesiog su to susigyvenkite, kad ateina momentai, kada reikia mokėti paleisti. Kaip jums pradėti paleisti situacijas? Ne, tai yra atstumtasis. Ne, tokia įdomi korta. Iš tikrųjų, pati korta, tai visgi pati korta parodo jūsų vidinį vaiką arba vidinį laiką, praeitį. Iš tikrųjų, paleidimo korta yra susijusi su jūsų vaikystės prisiminimais, su tam tikrai, sakykime, jūs jaučiatės kaip įkalinti, ne? Nesuprasti, uždari galbūt, nes yra kartais tokiuose situacijose darėte, kai jūs jaučiatės kaip narvelė. Tai yra jau susidariusi situacija iš mažų dienų, kada jūs atsidūrėte, atsimušta lyg į sieną, ne? Kai jūs išmoksite atsidaryti savo vidų, pažiūrėti į gilesnį plotmę, tai yra savo vaikystę, jaunystę, tas akimirkas, kada buvote, sakykime, mokėsite ir sustabdyti tam tikrą laiko periodą, ne, kada viskas jau taip, sakykime, užsidaro, tai jūs mokėsite atsiverti iš tuos vartus, ne, ir išeiti iš tos situacijos. Reiškia, turite save labai panagrinėti nuo pat praeities, nuo pat vaikystės. Ir kada pasakysi stop, aš nebesu įkalinta arba įkalintas, ir jūs pradėsite paleidinėti savo tą vidinį vaiką, ar nebesijūsite atstumtas, nesuprastas, tada jūs išeisite iš šitos situacijos, ne? Šiaip tai labiau reikėtų pasižvelgti savo vidinį aš,
kada vidus jau sako, jau laikas atidaryti duris ir išeiti, tai ir darykite. Nes iš tikrųjų kartais jūs įstringate tam tikrose momentuose ir klausimas, kaip jums padėti paleisti situacijas. Tai jūs turite viduje nuspręsti, kad man jau gana būti vaiku, kad man jau gana, kada mane atstuminėja, kad man gana, kada aš jaučiuosi įkalinta. Vat ir sakyti, aš noriu atverti naują langą, naujas duris į gyvenimą, naują pradėti. Ir va tada jūs išeisite iš tos situacijos. Bet, sakykime, kol jūs neišeinate iš tam tikrų savo kvadratinių rėmų, tol jūs esate lyg uždrakintas narve. Jums reikia tiesiog paimti, atidaryti narvą. Ir šiai vietoj situacija yra susijusi su pačiu jūsų vidiniu vaiku, su vidiniam situacijom, nes viduje galbūt nesidžiaugiate tais vaikystės prisiminimais, jausmais, tam tikrais momentais. Žmonės ne visada jūs suprasdavo. Nesuprasdavo taip, kaip jūs elgėtės, kaip bendravot, neatrasdavot patys bendros kalbos, o galbūt atvirkščiai buvo viskas ok, bet užaugę jūsų mąstymas keitėsi. Vėlgi, elgesys keitėsi, viskas keitėsi. Ir su tai žmonėmis, kuriais anksčiau gerai galbūt sutarėte ir liktai jūs suprato, jau jie jūsų nebesupranta, o reikia žvelgti truputėlį giliau, kur tai prasidėjo, kurioje vietoj pasikeitėt. Tai va būtent skorpionai truputėlį, kaip reikia, sakykime, kaip jums reikia paleisti situacijas. Tiesiog pažvelgti savo vidų ir pasakyti, stop, aš nebenoriu. Nenoriu būti įkalinta, uždarytas. Įkalinta, uždaryta, ne. Taip. Tada ketvirtas klausimas. Kaip jums pradėti pasitikėti kitais? Čia mokytojo korta. Mokytojas visą laiką patarė. Tai yra protingas žmogus, kuris visą laiką duos minčių. Tai gali būti ir aš. Tai gali būti jums mylimas žmogus, kuris jau gyvenime daug patyręs išgyvenimas. Kartais reikia pasiremti tradicijomis. Šiaip mokytojas dažniausiai atstovauja žmonės kaip tikrus mokytojus. Žmonės, kurie galbūt kaip psichologai, psichiatrai, daktarai, kunigai netgi, šventieji, taip pat eina teisininkai, tokie žmonės, seneliai, tėvai, kurie jų išgyvena. Ir klausimas, kaip pradėti pasitikėti kitais, jums dar reikia išminties. Kartais jums reikia tiesiog pasiskaityti tam tikrų knygų, pasiskaitinėti internete, tam tikros informacijos, galbūt išminties savo vidinės tam tikros, net jeigu įsigytumėt tokias kortas, patikėkit, būtent yra knygelė Ošano, ten kartu su tam kortom, kur yra labai daug tokių išmintingų patarimų, kaip toliau elgtis. Tai mokytojo korta parodo išmintį, žinias. O galbūt reikia žmogaus, kuris išmano, tarkim, jeigu santykiuose iškyla kažkokių keblumų ir jūsų tėvai ten labai gražiai gyvena, arba seneliai gražiai gyvena, ar turite labai protingą draugę ir labai išmintingai kartais pakalba, patarė, tai kreipkitės į tokį žmogų, kuris jūsų viduje pamokintų atskleisti savo vidinius sprendimus. Kartais nereikia kabinėtis prie kitų žmonių. Pasakysiu, jūs skorpionai kartais labai užkeliat aukštą kartelę kitiems žmonėms. Aš savo gyvenime, mano gyvenime tikrai daug skorpionų yra aplink mane ir labai artimą ryšį palaikau su jais. Tai patikėkit, kartais, pasakysiu, išmokau per gyvenimą skorpioną, kaip stebėti. Man net yra taip juokingai pasakysiu, bet viena skorpionas mama pasakė, kaip tu gali su mano dukra bendrauti. Jeigu tai būtų mano draugė, sako, jau senai būtų ištrinta iš šitos adresų knygutės ir užblokuota. Ką aš dažniausiai darau, kai būna charakteris taip, kaip man tinka, aš su ja mėgausiu gyventi. Man patinka su ja keliauti, man patinka su ja leisti laiką, man patinka su ja būti. Bet man teko ir gyventi su skorpionais, tai patikėkit, per visą laiką
bangavimas su jumis. Išmoko pro vieną ausį įveikti, pro kitą išeiti arba visai nereaguoti tai, ką jūs sakote. Skorpionai labai linkę įsižiebti, jūs esate tokie žaibiški žmonės, ne? Greitai įsisubuojate, greitai priemate sprendimus, labai nervuoja, jeigu ne taip kažką daro. Nu, tarkim, virtuvėje trinatės, pavyzdžiui, viskas turi būti pagal svarstyklės, ten idealiai, tas skudurėlis būtent tam, kitas skudurėlis tam, nedaug dievė, tu ten išpilsi kažką ir tam padarysi, tai vat iš karto jūsų smegeniniai ten verda ir jūs tai erzina, bet kiti žmonės tiesiog numoja, tai rankas, na, čia, nu, tu išvalysi, nedaug dievė, net tą skuduriuką paimsit. Nu, tai išklausai jūsų litanijos, bet aš, pavyzdžiui, išmokau taip daryti. Išklausau skorpionų litanijos ir toliau, įsilieja, gerai, viskas viso gero. Toliau bendraujam, kaip bendravom ir, nu, ta prasme, kartais ir norisi, vat, sakykime, pas mane būna, vat, nesvarbu, ar tai skorpionas ar ne, bet su draugais, artimiausiai mano draugai suvokia mano gyvenimą taip. Aš galiu metus 2 nebendrauti su tai žmonėmis. Arba net, nu, ten matyti nuotraukas, ten uždėti laiką, uždėti širdutę, parašyti kokia tu graži. Ir po metų vėl susitikę, ar ten po kiek, tas ryšys niekur nedingo. Ir tą artumą palaikau. Ir čia yra mano geriausias draugas. Geriausi žmonės, nu, ta prasme, ir negali atitraukti, ne? Tai vat mokytojo kortą, vat aš galbūt dabar kaip tik ir pamokiau, kad kartais jūs reikia truputėlį praignoruoti, kartais reikia jūsų nedaklausyti, kartais jūs savo charakteriu galite taip užnervuoti žmogų, kad jisai tikrai uždarys jums duris. Tai aš kaip mokytoja skorpionai jums pasakysiu, nepriekabiaukit prie žmonių labai smarkiai, nes žmonės truputėlį yra kitokie. Kiekvienas, kadangi charakteris turi, ne, tai mokytojo korta tokia įdomi, kad jums irgi reikia mokėti priimti kitus žmonės tokie, kokie jie yra. Reikia jums irgi prisitaikyti ir nepykti tam tikrose situacijose ant kitų žmonių, bandyti kontroliuoti tai, ką sakot ir taip, kaip elgiatės. Ir iš tikrųjų, nepaleidžia, meditacinės muzikos jau nebebus, tai iš tikrųjų mokėti paleisti savo charakteristiką, truputėlį kitaip pasižiūrėti kitus žmonės, priimti jų kritiką kitaip, nes tikrai žmonės ir pakritikuoja ir pasako tam tikrų minčių, kurios jiems galbūt nepatinka ir galbūt jūs netgi pačius pamokina, kaip elgtis. Turiu draugą, nu, tą pačią draugę, ne, kuri, ir viena draugė jai pasakė, tu labai kabinėjasi, tu labai priėmė viską ant širdies. Ir iš tikrųjų, ką padarė mano draugė, jinai išklausė ir jinai tikrai pradėjo truputėlį kitaip žiūrėti į kitus žmonės. Ir pradėjo ne taip reaguoti, ne taip paaiškinti. Vidinis balsas, nu taip, kai kartu susitinkai, vis tiek yra tas prikabumas, bet jau ne taip pastebimas. Reiškia, žmogus išmoko save kontroliuoti kažkur viduje. Tai vat kaip mokytoja pasakys, nu, kaip mokytoja ekstrasensė, kaip tarologė, pasakysiu skorpionai, jums reikia daug kur pasimokinti, pastebėti ir save ir bandyti mokintis, tiesiog nereaguoti taip stipriai į kitus žmonės. Tai kai išmoksite tai valdyti, tada jūsų gyvenimas pasikeis į kitą pusę. Kaip jums gilintis į savo intimumą su kitais žmonėmis? Įdomus klausimas. Asmenimis, žmonėmis iš tikrųjų jūs lydi sėkmė. Jūs tame neturite jokios problemos. Jūs ir taip labai energingi aktyvus, jūs prisiderinate kartais. Kadangi jūs valdo Marsas kai kada, tai patikėkit, brangiai, būtent tada pas jūs įsižiebia aistra, jūs lydi sėkmė, jūs mėgstate vakarėlius, jūs mėgstate nuotykius, jūs mėgstate keliones. Tik tai pakvieskit jūs kažkur šašlykų pirties ar ten kažkur vynelio gerai išvesti ar kažkur nuvykti. Jūs pirmutinis arba pirmutinė susikrausite daiktus ir keliausite. Intymumo problemų tikrai neturite.
ten jūs lydi sėkmė, tai iš tikrųjų jūs lydi tenai sėkmė intimiam gyvenime, jūs skorpionai, iš tikrųjų, beje, kai kurie skorpionai per daug lakstote per pasimatymus ir netrandate savo žmogaus, ne? Tai jeigu yra būtent taip, kai kurie lydi tikrai sėkmė ir susirandat savo artimą žmogų, susituokėt ir viskas būna gerai, bet kai kurie žmonės tiesiog susiranda partnerį arba partnerę ir tose santykiuose truputėlį stringa. Ne? Tai vat irgi tada nuotykiai prasideda pas jūs, neužbaigiantis ratas. Pas jūs yra taip, kad jums patinka mėgautis gyvenimu. Jūs atėjote tam, kad pasimėgauti gyvenimu, jūs atėjote tam, kad švęstumėte, jūs atėjote tam, kad dirbtumėte ir švęstumėte ir mėgautumėtės ir jūs be galo valdingi, be galo kūrybingi žmonės. Jūsų visur daug, jūs mokate ir labai skaniai valgyti daryti, jeigu kažkokią tikslą užsibrėžėt, jūs pasiekėt. Tai vat skorpionai labai gerai jums. Ką naujo ištyrsite tam, kam jūs būsite aistringai atsidavę, nusiteikę. Tai toks klausimas kyla ir eina tyrumas. Tyrumo korta, kaip matote, jūs džiaugiatės kiekvieną akimirką, kiekvieną momentu. Lyg tyrumas visgi atstovauja tyrius jausmus, tyrius pasiekimus. Ir jūs būsite aistringai atsidavę, nusiteikę. Žinot, pasakysiu, jūs mėgaujatės kiekvieną mažą akimirką, kaip va šitas senukas mėgaujasi žiogu. Ne, jisai mėgaujasi, jisai stebi, ką jis daro, mėgaujasi jo muziką, jo ten, ne čiurlenimo, bet grįžiama muzikėlė, ne. Pastebi menkiausius dalykus, neatkreipia dėmesį. Tai vat, kas naujo ištisite, tai vat tuos mažus dalykus ištisite, pajusite tai, ko dar galbūt nematėte. Jums patinka kažką naujo patirti, kažką naujo išgyventi, ko dar nepadarėte, neištyrėte. Tai vat jūsų vidinis pasaulis iš tikrųjų yra gan gražus, išskyrus tą, kad jūs save kartais užrakinote vaikystėje. Ir jeigu jūs esate užrakintas kažkokia informacija, tarkim, nebūtinai tai susiję su vaikystė, dar pasakysiu. Kai kurie žmonės per gyvenimą, tarkim, įsimylė žmogų, bet tas žmogus lyg myli, lyg nemyli, lyg nori, nenori, prasideda tam tikri dalykai ir jie užsirakina. Jie laiko tą žmogų, nors tas kitas žmogus galbūt jau sukūrė kitą gyvenimą, su kita arba su kitu ir toliau laikotės to. Reikia mokėti paleisti. Ne? Tai kaip ir sakiau, ką reikia mokėti paleisti, tai kartais mylimosios. Ne? Tai vat vienas minusas ir atrakinti tas duris. Kai jūs atrakinate, tai jūs ieškote kažko kito. Na, tai vat tokie dalykai. Tai vat, ačiū, kad buvot su manim skorpionai. Jeigu patiko, tikrai komentuokite, rašykite, pasakyti, ant kiek būrimas patiko, ar atitiko jums. Ir jeigu norite, atsidėkokite. Man labai patiktų, jeigu gaučiau atgalinį tą variantą komentarą kokį gražų ar kažką tokio. Tai labai didelis ačiū, kad buvot su manim. Iki kitą kartą. Iki.